matome TAB Energy Storage energijos kaupiklį, kuriame kaupiame elektros energiją pagamintą saulės jėgainės ir iš tinklo nupirkta per Nord Pool biržą, kada yra geriausia kaina. Pusantros paros sistema viso pastato buvo atjungta nuo elektros tinklo ir kaupikliuose sukaupta energija nukrito tik tais iki 85%. Vėliau šiandien, kada Nord Pool biržos kaina buvo pati mažiausia, įjungėme, kad papildyti kaupiklius, papildėme iki 93% ir sistemą atjungėme nuo elektros tinklo ir toliau naudosime energiją pagamintą tik saulės jėgainės ir iš elektros energijos kaupiklių.